Centre apsaugos darbuotojai sulaikė vyriškį, bandžiusį pavogti alkoholinių gėrimų ir rūkalų. Dėl ko jis buvo sulaikytas? Žmogus nesusimokėjęs praėjo pro kasas ir dar priešinasi apsaugai ir mes paprasčiausiai pasikvietėme apsaugos kambarėlį. Buvo iškviestas GRG pastiprinimas žmogui ir žmogus sulaikytas. O ką jis bandė išnešti? 2 alaus bambalius, ten kažkokius tai ką jis ten nusipirkęs, tvirtino, kad cigarečių pakelį pirko, bet pasirodo šiai minutė nei cigarečių pakelį nepirko nieko. Bandė viską prasinešti. Kol prekybos centro apsaugos darbuotojas pildė dokumentus, tarp policijos pareigūno ir įtariamojo užsimezgė labai įdomus pokalbis. Kad geriau pajustumėte augančią įtampą ir emocijų kaitą, žiūrėkite filmuotą medžiagą be užkadrinio teksto. Ar aš su jumis, kai kalbu ar keikiuosi, vartoju keiksmažodžius? Ką? Sakykite. Kažkokių gal skundų turite kokių? Išreiškite, prašau. Mes išklausysime, galbūt reikės kažką gal ištirti. Kalbėkite. Ištirti reikia tą aparatūrą. Aparatūrą? Tai jeigu bus... Ten viskas matas. Kai būsite blaivus, galėsite tą skundą parašyti. Ką? Žiūrėkit, koks inteligent. Dėkoju už komplimentą. A jūs kažką tai, dar kažką galite pasakyti, sakykite. Tai ar prisiminėte savo... Egzotika, ne? Prisiminėte savo vardą. Prisiminėte, kaip reikia šnekėti su žmonėme. Tai čia jums juokinga? Ne. Mums nejuokinga. Man atrodo, metų turi. Kontrabandos turim. Nusibodo? Ar kažką jaučiate gal padaręs tokia esate? Kaip įsivardinate savo veiksmus? Aš nesijaučiu padaręs, kol nesustirko tik miškamą kaip jūs. Va, tai yra, tu tai čia, va šit. O ką jis jums padarė? Jis Sulaikė? Ne už ką, susimokėjau. Tikriausiai kažką tai padarėte draudžiamo. Kaip jūs galvojate? Kas yra draudžia? Ateiti parduotuvėje nusipirkti. Kad čia draudžiama? Pirkti galima, o praeiti pro kasas nesimokėjus yra draudžiama. Kiek sumokėjau? Tai... Taigi pažiūrėk vaistą medžiagą, pažiūrėk vaistą medžiagą, nu. Kadangi jūs labai garsiai šaukėte... Ar tas skaitys pačiai vapšė? Šaukėte, labai garsiai šaukėte ir tikriausiai tas šaukimas... Ne. Kas? Kol neatsivedė, tas pusę valandos laikė. Aš nešiau, tas tą pusę valandos laikė čia. Tai jeigu jums pasakė... Aš vaistą tarp kitką nešu žmogui. Jeigu jūs esate pilietis, tai jums pasakė, jūs turite paklausyti. Tai klausai, matai gyvas. Ir jūs gyvas. Ir jūs gyvas. O kaip... Ponas, prašau viešoj vietoj nenaudoti cenzūrinių žodžių. O kaip jūs... Aš ne žodžius panaudoti. Ne, tu čia kilme. Va šitą gailį. Maršą pasimti. Kodėl jūs vilkėjate? Prekys. Kodėl aš vilkėjate? Kodėl vartoti keiksmažodžius? Kit grabais, man namo reikia. Man namo reikia. Kelite balsą, išvadinate visokiais žodžiais darbuotojus ir jūs po to dar kažką tai reikalaujate. Tai va, jūs dirba darbą, bet jeigu va tokį darbą, tai žinai, už ką jums pinigus mokam? Kaip už ką? Už tuščią oro gainiojimą. Jeigu jūs praeisite susimokėsite, kas jūs stabdys? Kas ar... Girdi? Ar sutrukdys? Technologija savo, pažiūrėk. Ar sutrukdys? Pažiūrėk. Ar sutrukdys jūsų brangų laiką? Kaip jums atrodo? Ne, Ir vėl vartojate keiksmažodžius. Pažiūrėk, technologija savo, pažiūrėk, nu. Taigi pažiūrėk, nu. Tai nereiks kuliuotis. Ar aš kuliuojuosi su jums? Nereik tau klausyti tą, kad tu nusipelnė. Ką nusipelnė? Kaip jūs suprantate tą dalyką? Aš matau, kad nusipelnė. Ką aš nusipelnė? Pasakykite, prašau. Tu
tu ne mentas, tu visiškas maskuotas. Ką tai reiškia? Tai va, reikia pažiūrėti. Tai bus išpildyti dokumentai ir bus peržiūrėta. Kaip jums atrodo, kad jūs elgėtės agresyviai, kadangi vienas darbuotojas susitvarkė. Tuščioj išvis sąžininga žmogus. Tai jeigu jūs praeitė pro kasas, Išvedėt iš kantrybės. praeitė pro kasas be susimokėjimo ir jis dar vartoja... Taigi pažiūrėkit. Nebegaliu. Oi, esu. Ai. Dokumentai užpildyti, pareiškimas surašytas, vyriškis keliaus į komisariatą. Elkitės ramiai. Ai, tu Elkitės ramiai. Gerai? Sutarėm? Ai, tu Sutarėm? šalis. Elkitės ramiai.